Sveiki atvykę į mano kanalą Kepu Biznį, kur aš pateikiu lengvai virškinamą informaciją. Ir šiandieną šitame įraše aš jūs išmokysiu du dalykus. Tai pirmoje dalyje aš jums parodysiu, kaip jūs galite lengvai sukurti ir pridėti kontaktų formas į savo WordPress svetainę ir tokiu būdu jūsų lankytojai, vartotojai jums galės labai lengvai palikti įvairiausias žinutes, kurias jūs gausite tiesiai į savo elektroninio pašto adresą. Ir antroje dalyje šio įrašo aš jums parodysiu, kaip jūs galite susikurti savo elektroninio pašto dėžutę, tai savo verslui, veiklai ar dar kam kitam su savo domeno vardu. Tai pavyzdžiui galėtų būti info, jūsų domenas.lt ar dar kažkas kito. Tai parodysiu, kaip jūs tai galite padaryti visiškai nemokamai, neišleisdami nekiek ir jūs turėsite puikiai atrodančią elektroninio pašto dėžutę, kuri funkcionuos kuo puikiausiai ir žinoma, jeigu jau norėsite, jūs netgi galėsite nemokamai susikurti iki 5 skirtingų elektroninio pašto adresų. Tai spėju gerai, užtek švaistyti jūsų laiką, pradėkime kibti į darbus. Tai pradėkime nuo kontaktų formos pridėjimo į internetinę svetainę, kurią aš sukūriau praeitame įraše. Tai jeigu jūs domina, jūs galite pažiūrėti ir pasimokyti, kaip susikurti va tokią reprezentacinę, paprastą internetinę svetainę. Ir čia dešiniajam kamputyje turėtumėt pamatyti nuorodą su šia pamokėlė. Tai tvarkoje, dabar parodysiu, kur aš pridėsiu šią kontaktų formą. Tai žinoma, aš ją pridėsiu šitame puslapyje kontaktai. Ir štai čia vietoj darbo laiko aš pridėsiu kontaktų formą. Tai ką mums reikia dabar padaryti? Mums reikia įsirašyti vieną įskiepį. Tai eikime į savo skydelį, eikime į įskiepiai ir paspauskime štai čia Add New Plugin. Gerai, tai dabar paieškos laukelyje, štai čia įrašykime Fluent Forms. Gerai, tai eikime į apačią. Ir štai čia yra įskiepis, kurį mes norime naudoti. Tai paspauskime įdiegti dabar, paspauskime įjungti. Na ir mes dabar pridėjome naują įskiepį, su kurio galėsime sukurti įvairias kontaktų formas. Tai kadangi dabar esame įskiepių visame sąraše, aišku, galime ištrinti kitą kontaktų įskiepį, kuris buvo įrašytas automatiškai, kur aš rodžiau, kaip susikurti internetinę svetainę. Tai yra šis įskiepis štai čia. Tai mes jį galime ištrinti. O jeigu jūs net nežiūrėjote mano praeito įrašą, kur rodžiau, kaip susikurti internetinę svetainę, tai žinoma, jums nieko nereikės trinti. Gerai, šaunu, tai mūsų įskiepis įrašytas sėkmingai, jis yra štai čia ir dabar mes galime sukurti naują formą. Tai mes eikime štai čia New Form ir iš tikrųjų galime pasirinkti iš sąrašo. Tai jeigu pasispaustume štai čia, galime pasirinkti, kokio tipo formą mes norime sukurti. Tai va, sakykime, paprastos formos, kontaktų formos, tai būtų va šita forma. Tai pasispauskime ant šitos formos. Ir štai čia, kaip matote, mes turime įvairius laukelius. Tai mes čia galime pakeisti šiuos laukelius iš anglų kalbos į lietuvių kalbą. Tai jeigu pasispausime štai čia, kaip matote, mes galime daryti įvairius nustatymus. Dažniausiai aš net nereikalauju pavardės, tai galime nuimti last name. Ir štai čia prie first name įskleiskime visą šitą laukelį ir čia, kai matote, yra label, pakeiskime į vardas. Gerai. Ir čia placeholder, kur matote, galime įrašyti jūsų vardas. Na va, labai gerai. Dabar galime eiti prie sekančio laukelio, kuris yra štai čia, tai bus elektroninis paštas. Tai gerai. Čia, kur turime element label, įrašome elektroninis paštas. Čia, kur turime placeholder, galime įrašyti jūsų L paštas. Gerai, sekantis dalykas, galime iš tikrųjų ištrinti va šitą laukelį, nes tiesiog jo mums nereikia. Padarykime labai paprastą formą, kad tikrai neatrodytų viskas per daug neaiškiai ir per daug laukelių reikalaujantį formą mūsų lankytojams ar potencialiem klientam. Tai gerai, tiesiog temą galime ištrinti štai čia. Taip, ištrinkime. Ir čia, pasispaudę ant šito laukelio, mes galime įrašyti jūsų žinutę. Tai čia jūsų žinutė. Tai taip ir padarykime. Įrašome jūsų žinutę. Gerai, ir čia placeholder. Štai čia galime įrašyti tekstas. Na ir gerai, viskas atrodo ko puikiausiai. Dabar turime padaryti šiek tiek nustatymų šiam mygtukui. Tai vietoj to, kad turėtume šitą tekstą, galime parašyti štai čia siųsti.
Na ir labai šaunu, viską sulietuviname, viskas atrodo labai paprastai ir aiškiai. Ir žinoma, jeigu jums netinka šio mygtuko spalva, jūs galite tai pakeisti. Tai va tiesiog jeigu nueitume štai čia ir čia galime pasirinkti jau esančius pasirinkimus, galime pasirinkti žalią ar bet kokią kitą spalvą. Jeigu pasirinktume štai čia custom, mes galėtume pasirinkti, kokią tai norime naudoti spalvą. Tai va, sakykime, nueisiu aš čia ir pasirinksiu va tokią žalsvą spalvą, manau tai atrodys gan gerai. Ir border color, aš manyčiau panaudosiu tiesiog tokią pačią, o gal net nenaudočiau, tiesiog va taip padarysiu. Išjungsiu border color ir hover style, tai vadinasi, kai kas užeis ant šito mygtuko, tai į tokią spalvą ir viskas pasikeis. Gerai, tai galime tiesiog padaryti tekstą spalvą žalią ir linijos aplink mygtuką spalvą irgi žalią ir tai turėtų atrodyti labai gerai. Tai aš tiesiog nukopijuosiu štai čia esančią spalvą, paspausiu kopijuoti, nueisiu štai čia, pasirinksiu teksto spalvą ir spausiu įklijuoti, spausiu OK ir tą patį padarysiu su čia, spausiu įklijuoti. OK. Tai va, tai mes sėkmingai susikūrėme lietuvišką kontaktų formą ir dabar galime spausti išsaugoti formą. Gerai, tai dabar nueikime į nustatymus ir į integraciją. Tai kai žmogus parašys šią formą ir paspaus siųsti, jis matys tekstą, jis matys žinutę, kuri jam sakys, o štai čia, ką matot, kas yra parašyta. Šiuo atveju viskas yra anglų kalba, tai aš tiesiog parašysiu lietuviškai. Dėkojame už jūsų žinutę, mes su jumis susisieksime kaip įmanoma greičiau. Gerai, šaunu, tai aš pakeičiau tekstą ir kaip matote, jis taip pat bus sulietuvintas ir mes iš tikrųjų galime spausti štai čia, išsaugoti nustatymus. Sekantis žingsnis, kurį mes padarysime, tai mes norėtume gauti pranešimus apie mums paliktas formas. Tai sakykime, jeigu jūsų lankytojas paliks jums formą, jūs ją gausite tiesiai į savo elektroninį paštą. Tai einame štai čia. Ir pasirinkime štai čia, jog mes norime aktyvuoti pranešimus. Gerai, sekantis žingsnis, kurį mes turėtume padaryti, tai mes turėtume padaryti šiek tiek nustatymų. Tai elektroninis paštas, į kurį mes norėtume gauti šios visus pranešimus apie paliktas formas mūsų lankytojų, klientų ir panašiai, tai mes turime įrašyti tą elektroninį paštą štai čia. Kitokiu atveju šitas įskipis naudos automatiškai mūsų administratoriaus elektroninį paštą. Aš paprastai mėgstu pridėti elektroninį paštą, kurį aš naudoju su savo domeno vardu, tai pavyzdžiui info@kepubusiness.lt ir kitoje dalyje šio įrašo aš kaip tik parodysiu, kaip jums susikurti tokį elektroninį paštą. Tai tiesiog tokiu būdu yra viską daug paprasčiau laikyti vienoje vietoje ir daug lengviau atsakyti į visus gaunamus elektroninius paštus. Tai tiesiog šiuo atveju aš įvesiu info@kepubusiness.lt. Žinoma, ir aš jums rekomenduočiau susikurti tokį panašų elektroninį paštą, tai sakykime, jeigu jūs jau turite savo domeno vardą ir panašiai, tai siūlyčiau jums susikurti tokį elektroninį paštą su info@jūsųdomenas.lt. Gerai. Tai šiuo atveju viskas yra čia tvarkoje, mes galime tiesiog išsaugoti šią formą, visi nustatymai jau yra baigti ir sekantis žingsnis, kurį mes turime padaryti, tai dabar mes turime tą formą pridėti į savo kontaktų puslapį. Tai mes norime nukopijuoti štai šitą kodą čia, tai vien paspaudus ant šio kodo mes jį nukopijuosime automatiškai. Dabar mes galime eiti į savo internetinę svetainę, einame į kontaktai puslapį, pasispauskime redaguoti su Elementorium. Na ir čia šitame konteineryje, čia tiesiog pakeisiu vietoj darbo laikas, parašykite žinutę. Gerai, paliksiu, parašykite mums. Štai čia mes turėjome teksto redaktorių, tai mes jo jau nebenaudosime, mes jį galime ištrinti. Tai galime pasispausti dešinį pelės mygtuką ir čia spausti ištrinti. Dabar elementas, kurį mes norime pridėti, tai sekundėlę, tai jau pažiūrėsiu, kaip jis čia vadinasi, toj vieną sekundėlę, jis turėtų būti čia kažkur. Va, trumpa. Tai va šitas yra elementas, kurį mes norime naudoti. Galime jį pridėti čia. Sekundėlę. Tiesiog pridėjau blogą vietą šį. Tai kaip matot, aš jį pridėjau vidurį. Tai aš vietoj to, kad jį pridėčiau vidurį, aš galiu jį patempti štai čia ir palikti po antraščią.
Gerai, ir štai čia į šitą kodą, kurį kaip matot čia, aš galiu įrašyti savo kodą, kurį prieš tai nukopijau. Tai tiesiog pasispausiu dešinį pelės mygtuką ir spausiu įklijuoti. Ir kaip matote, sėkmingai pridėjome savo kontaktų formą. Ir šiuo atveju, nors aš ir pakeičiau mygtukų spalvą, kaip matote, ši forma naudoja automatiškai spalvas, kurios buvo nustatytos šiai visai temai. Tai aš manyčiau yra viskas puiku. Gerai, galime spausti atnaujinti. Ir dabar galime eiti štai čia ir pasižiūrėti šį puslapį. Gerai, štai kaip matote, viskas atrodo štai taip ir kaip matote, aišku, ir mygtuko spalva pasikeitė, tai šaunu, vadinasi, ten tiesiog buvo viskas peržiūrėjimo fazėje, tai vadinasi, jeigu jūs norite pakeisti ten mygtukų spalvas ir panašiai, jūs turite daryti būtent kontaktų formai. Tai šaunu, kad aš tą mygtuką pakeičiau prieš tai ir kaip matote, štai čia turime funkcionuojančią kontaktų formą. Tai visi, kas žiūrėjote šį įrašą, kurie nesekėte mano prieš tai pamokos, kur aš parodžiau, kaip susikurti savo internetinę svetainę, naudojant WordPress ir panašiai. Tai jeigu jūs sekėte šį įrašą nežiūrėję mano prieš tai pamokos, jūs kaip ir viską atlikote, dabar jūs sėkmingai turite kontaktų formą, kuri yra visiškai aktyvi. Bet jeigu jūs žiūrite šį įrašą, šią pamokėlę, visi, kurie prieš tai mokytės, kaip susikurti internetinę svetainę naudojant Cloudways ir Hostingerį, tai jums reikės atlikti dar keletą žingsnių. Gerai, tai visų pirma, ką jūs norite padaryti, tai jūs norite nueiti į savo Cloudways paskyrą. Ir štai čia turėsime aktyvuoti keletą dalykų, kad mums viskas funkcionuotų. Tai čia einame į kairę pusę, pasirinkime štai čia add-ons ir viskas, ką jūs norite padaryti, tai čia aktyvuoti Elastic Email. Tai mano atveju viskas yra aktyvuota, jūsų atveju tiesiog pasispauskite štai čia ir pasirinkite 1000 emailų, tai jums kainuos 10 centų per mėnesį. Tai 1000 elektroninių laiškų jums kuo puikiausiai pakaks ir jums nereikės praktiškai nieko išleisti, jums kainuos papildomus 10 centų. Gerai, kai jūs aktyvuosite šį pasirinkimą, dabar galime grįžti į pagrindinį savo puslapį ir štai čia matysite savo aplikaciją. Tai mano atveju tai yra Kepu Biznį internetinė svetainė, jūsų atveju tai bus jūsų internetinė svetainė. Gerai, tai kai esame čia, mes norime nueiti į serverio nustatymus. Štai čia bus serverio nustatymai, aišku, aš jau paspaudžiau, dabar esame serverio nustatymuose, jūsų internetinės svetainės ir dabar einame štai čia į SMTP. Tai čia mes norime pasirinkti Elastic Email ir paspauskime aktyvuoti. Dabar tiesiog luktelkite šiek tiek, kol viskas bus aktyvuota, tai neturėtų trukti labai ilgai. Šaunu, tai mes kuo puikiausiai aktyvavome SMTP paslaugą savo serveryje, tai dabar viskas turėtų kaip ir veikti, bet dar mums liko padaryti keletas dalykų, kad viskas tikrai veiktų be jokių priekaištų. Tai vėlgi, einame į kairę pusę, pasirinkime tuos pačius add-onus, kaip ir prieš tai. Ir štai čia mes turėsim aktyvuoti savo domeno vardą. Tai štai čia pasirinkite Verify Domains ir štai čia įveskite savo domeno vardą. Tai mano atveju tai bus kepubiznį.lt. Gerai, dabar spauskime Verify Domain. Ir žinoma, mes turėtume gauti, kad niekas nėra aktyvuota. Tai labai šaunu, taip ir turėjom viską gauti. Tai ką mums reikės padaryti, pasispauskime štai čia. Ir čia mums reikės įrašyti keletą įrašų į savo domeno registracijos DNS nustatymus. Gerai, einame į apačią, kol rasime visus reikiamus įrašus. Gerai, tai pirmasis įrašas, kurio mums reikės, tai yra jis štai čia. Tai einame į savo domeno registracijos internetinę svetainę, mano atveju tai bus hostingeris.lt. Tai aš jau prisijungiau į savo panelę ir jums tiesiog reikia nueiti į savo domeno vardus, pasirinkti savo domeno vardą ir pasispausti nustatymai. Štai čia, kai pasispausite nustatymai, jūs rasite DNS nustatymus. Šiuo atveju viskas yra anglų kalba, bet tai neturėtų sukelti jums kažkokių nesklandumų, nes viską rasite nustatymuose ir jums tiesiog reikia pasirinkti štai čia DNS. Gerai, tai pirmas dalykas, ką mums reikia padaryti, tai mums reikia sukurti naują įrašą. Tai štai čia pasirinkime TXT formatą ir dabar grįžkime į
štai šitą puslapį, kurį mes prieš tai atidarėme. Ir dabar mes norime nukopijuoti štai šitą įrašą. Tai spaudžiame kopijuoti ir grįžkime į savo domeno nustatymus. Ir štai čia, kur yra įrašas, įklijuokime tą, ką nukopijavom. Ir čia, kaip matote, time to load, TTL, pakeiskime į 60. Gerai, šaunu, galime spausti, pridėti įrašą. Gerai, dabar sekantis įrašas, kurį mums reikės pridėti. Einame į apačią, čia galime ignoruoti čia esantį įrašą. Tai einame į apačią, tai dabar reikės mums pridėti šitą įrašą. Tai vėlgi, tai bus teksto tipas, tai mes norime nusikopijuoti štai šitą pavadinimą, čia, nusikopijuojam jį, einame atgal į savo domeno nustatymus ir vėl pasirenkame tipą. Tai bus tekste ir čia pavadinimas įklijuosime tai, ką nukopijavom. Gerai, sekantis dalykas, ką reikia įklijuoti, tai va šis tekstas. Gerai, tai mes pasirinkime šitą tekstą. Gerai, grįžkime į savo domeno nustatymus ir štai čia įklijuosime šitą ilgą tekstą. Ir čia TTL įrašysime 60. Gerai, spauskime pridėti įrašą. Šaunu, pridėjome kitą įrašą. Dabar reikia pridėti dar vieną įrašą. Gerai, einame į apačią ir štai čia sekundėlę. Tai va čia yra įrašas, kurį mums reikia įdėti. Tai šį kartą tipas bus ne tekstas, bet bus CNAME. Tai galime nukopijuoti pavadinimą. Štai čia einame į savo domeno nustatymus ir dabar pasirinkime CNAME. Va šitą. Čia įklijuojame pavadinimą ir vėl einame čia ir įrašas. Nukopijuokime štai šitą įrašą, grįžkime atgal ir čia įklijuojame jau esantį įrašą. Gerai. Čia ištrinam šitą skaičių ir įrašom 60. Gerai, spauskime pridėti įrašą. Gerai, tai jau mes pridėjome 3 įrašus ir dabar galime grįžti atgal ir pažiūrėkime, kokius dar mums įrašus reikėtų pridėti. Tai mums reikia pridėti štai šitą įrašą. Gerai, tai kaip matot tipas tekstas, tai dabar galime nukopijuoti pavadinimą. Štai čia einame atgal į savo domeno nustatymus ir pasirenkame tekstas. Čia įklijuojame pavadinimą, kurį nukopijavome, grįžtame atgal ir štai čia vėl nukopijuojame šį įrašą, grįžkime į savo domeno nustatymus ir čia įklijuojam tą įrašą. Čia, kaip ir prieš tai, rašome 60. Gerai, spauskime pridėti. Šaunu, dabar galime grįžti atgal ir pažiūrėkime, ką dar mums reikėtų pridėti. Tai sekundėlę, iš tikrųjų dabar mums kaip ir nereikia nieko pridėti, mums tiesiog reikės vėliau padaryti tam tikrus nustatymus, bet jau čia kaip ir esame su viskuo baigę. Taigi vėlgi pasikartosiu, jeigu jūs sekate šitą įrašą jau žiūrėję mano prieš tai pamoką, kur rodžiau, kaip susikurti internetinę svetainę naudojant WordPress, tai jums reikia sekti visus šios žingsnius, kuriuos aš rodau. Tai tie žingsniai yra, kaip pridėti visus įrašus, kaip matėte, mes pridėjome įvairius įrašus prie savo domeno DNS nustatymų. Tai jums reikia sekti visus šios žingsnius. Jeigu jūs žiūrite šitą pamokėlę, šitą įrašą, tiesiog jau susikūrė kažkur internetinė svetainė ir tiesiog norite išmokti, kaip pridėti kontaktų formą, tai jums nereikia nieko sekti šitų visų įrašų dėjimų, viskas už jūs jau turėtų būti padaryta. Gerai, tai dabar sekantis žingsnis, ką mes galėtume padaryti, tai mes galėtume patikrinti, ar viskas dabar tvarkoje su mūsų domenu ir su visko kitu, ką mes padarėme štai čia su Cloudways. Gerai, tai kaip matėte, visur gavome raudonas žinutes, kad niekas nėra aktyvuota, tai dabar pabandykime viską iš naujo aktyvuoti ir pasispauskime patikrinti domeno vardą. Šaunu, dabar kaip ir viskas veikia, bet tiesiog dar gauname vieną pranešimą, jog mums reikia aktyvuoti MX įrašus. Ir tai mes padarysime su savo verslo elektroniniu paštu, kurį dabar susikursime. Tai dabar bus sekantis žingsnis visos šitos pamokėlės, kur aš parodysiu, kaip jums susikurti savo elektroninį paštą su savo domeno vardu, tai tiesiog savo verslui ir kaip tai padaryti visiškai nemokamai.
Tai gerai, dabar jau kaip ir esame baigę su šitais nustatymais čia mums nebereikės grįžti ir dabar galime eiti į naują internetinę svetainę, kuri vadinasi zoho.com. Tai einame į šią internetinę svetainę. Ir štai čia naudodamasi šią platformą Zoho mes galėsime susikurti savo elektroninį paštą su savo domenų vardu ir visą tai padarysime nemokamai ir tikrai mūsų pašto dėžutė nebus ką prasčiau atrodanti negu Gmailo pašto dėžutė. Gerai, tai čia pasispauskime mail ir štai čia mes turėsime užpildyti reikiamus laukelius. Tai čia name, kur yra, mes turėtume įrašyti sakykime, savo vardą, arba mes galime tiesiog įrašyti info, nes šitas vardas bus naudojamas sukurti mums pagrindinę mūsų elektroninio pašto dėžutę. Tai jeigu jūs norite, jūs galite aišku įrašyti savo vardą, tai jūsų pagrindinis elektroninis paštas atrodys jūsų vardas @jūsų domenas.lt. Tai čia, kaip jūs jau norite, taip darykite, bet aš dažniausiai mėgstu pagrindinį elektroninį paštą turėti info@kepubusiness.lt, sakykim, ir tada, jeigu man reikės, aš galiu susikurti papildomų elektroninių paštų dėžučių, kur turėtų mano vardą, ar tai būtų marketingas@kepubusiness.lt ar kažkas dar panašaus. Gerai, ir štai čia sekančiose laukeliuose tiesiog rašykite savo elektroninį paštą ir susikurkite slapyvardį. Gerai, kai užpildite šią informaciją, galime paspausti čia, sutinkame su įvairiomis sąlygomis ir galime spausti registruotis. Gerai, dabar reikės patvirtinti savo profilį, tai jūs turėjote gauti žinutę su kodu į savo elektroninį paštą, kurį čia įvedė. Tai tiesiog įveskite kodą ir viską patvirtinkite. Gerai, tvarkoje, dabar galime paspausti patvirtinti. Gerai, čia galiu išjungti visus šitus pranešimus, mums jų nereikės. Ir kaip matote, mums duoda pasirinkti mokamus planus, bet mums jų net nereikia, nes mes galime naudotis nemokamą planą ir su nemokamu planu galėsime susikurti netgi 5 elektroninius paštus su savo domenų vardu. Gerai, spauskime štai čia, try now, ir šitą galime blokuoti. Ir štai čia mums reikės įrašyti savo domeno vardą. Tai štai čia įrašykime savo domeno vardą, mano atveju tai bus kepubusiness.lt. Čia galime įrašyti savo verslo pavadinimą ir galime spausti pridėti dabar. Atsiprašau, dar turime pasirinkti savo industrijos tipą. Tai čia iš tikrųjų net nėra svarbu, aš pasirinksiu education ir galime spausti pridėti dabar. Gerai, tai dabar mums reikės patvirtinti savo domeno vardą. Spauskime štai čia. Gerai, štai čia vėlgi mums reikės nueiti į savo domeno registracijos svetainę. Mano atveju tai vėl bus hostingeris ir vėl reikės sukurti įvairius naujus įrašus, DNS įrašus, kaip mes darėme prieš tai su Cloudways. Tai gerai, dabar nusikopijuokime šitą įrašą štai čia. Tai pavadinimas bus tiesiog eta ir įrašo tipas bus tekstas. Tai gerai, einame į savo domeno nustatymus ir vėlgi štai čia pasirenkame tipą tekstas, pavadinimas eta ir čia įklijuojame tai, ką nukopijavom ir TTL, kaip pamenate, 60. Gerai, spauskime pridėti įrašą. Gerai, dabar galime eiti į Zoho mail ir spauskime patvirtinti. Pažiūrėsime, ar viskas pasitvirtins sėkmingai. Gerai, ir kaip matote, mes galime susikurti savo elektroninį paštą. Tai kaip minėjau, jeigu įrašysite vardo vietoje info, ar galite įrašyti savo vardą ar kažką, bet čia žinoma galėsite pakeisti. Tai čia susikursime aukščiausio lygio administratoriaus elektroninį paštą, kurį naudodami šį elektroninį paštą mes galėsime prisijungti prie visos nustatymų panelės ir jeigu mums reikės į ateitį, mes galėsime susikurti naujų papildomų elektroninių dėžučių. Gerai, tai šiuo atveju turėkime info@kepubusiness.lt, spauskime sukurti. Na ir čia, jeigu norite, galite susikurti papildomų elektroninio pašto dėžučių. Tai jeigu paspaustumėt štai čia, čia galėtumėt susikurti, sakykime, elektroninio pašto dėžutę su savo vardu ir pavardė. Tai, sakykime, pavyzdžiui, aš galėčiau rašyti čia savo vardą, pavardę ir čia įrašęs vardą gvidas@kepubusiness.lt, tai va, tokią turėčiau elektroninio pašto dėžutę. Tai čia užsipildote viską, ką jums reikia, susirašote vardą, pavardę, galite pavardės net nerašyti, užsirašote vartotojo vardą ir čia susikurkite slapyvardį. Na ir kai baigsite tai daryti, spauskite pridėti. Žinoma, galite ir nuotrauką prisidėti, jeigu jūs tai domina.
Ir jeigu eitumėt atgal, vėl galėtumėt susikurti iki 5 įvairiausių elektroninių paštų dėžučių. Tai jeigu jūs norite turėti papildomų elektroninių paštų dėžučių, jūs galite susikurti štai čia va dabar. Ir kai jūs viską prisidėsite, tada einame štai čia ir spauskime Setup Groups. Ir žinoma, čia galite susikurti įvairias grupės. Žinoma, dabar jeigu jūs esate tik pradedantysis, jūs kuriate elektroninius paštus tik savo ir neturite, sakykime, didelios kompanijos, tai jums tikrai nereikia galvoti apie grupės. Sakykime, grupės tai galėtų būti marketingo grupės, komunikacijos grupės, klientų aptarnavimo grupės ir panašiai, kur galėtumėt lengvai bendrauti tarpusai. Bet iš tikrųjų to net nereikia dabar daryti, tai mes galime eiti čia, DNS Mapping. Tai dabar mums reikės pridėti MX įrašus. Tai kaip matot, štai čia tipas MX, pavadinimas ETA ir štai čia mes turime 3 skirtingus. Tai va, mes nukopijuokime tą pirmąjį ir priority padarysime 10. Tai gerai, įsiminkime štai šiuos rodiklius čia ir einame į savo nustatymus. Pasirinkime MX, atsimenat, čia buvo ETA, čia serveris buvo tą, ką nukopijavom, priority 10 ir čia vėlgi įrašom 60. Spauskime pridėti įrašą. Gerai, grįžkime atgal ir čia bus sekantis įrašas priority 20. Gerai, grįžtame atgal ir vėlgi MX, paliekame ETA, čia įklijuojame tai, ką nukopijavom, čia priority parašome 20 ir čia TTL 60. Spauskime pridėti. Gerai, vėl grįžtame atgal, nukopijuojame šitą, čia kaip matote, priority 50 ir tai yra MX tipas ETA. Gerai, grįžtame, pasirenkame MX, čia įklijuojame tai, ką nukopijavom, čia priority 50 ir TTL 60. Spauskime pridėti įrašą. Gerai, sekantis žingsnis. Mums reikia pridėti SPF įrašą. Kadangi mes pridėjome SPF įrašą, kai patvirtiname savo Cloudways paskyroje Elastic email, tą, ką darėme prieš tai, kai keitėme visus įrašus, mes tiesiog galime turėti vieną SPF įrašą, mes negalime jų turėti daugiau. Tai vietoj to, kad sukurtume naują teksto įrašą, mes pakeisime jau esantį teksto įrašą, kuris turi SPF įrašą. Tai čia pasispauskime ir pažiūrėkime, ką mes turime. Tai mums reikia pakeisti jau esantį įrašą su va šitu įrašu. Tai mes norime nukopijuoti šitą įrašą, kad mes turėtume abu šios įrašus. Spauskime OK. Ir dabar einame atgal į savo domeno registracijos internetinę svetainę. Ir dabar susiraskime TXT įrašą, bet jis turi turėti SPF įrašą. Tai va štai čia. Tai yra įrašas, kurį mes pakeisime. Tai vietoj to, kad sukurtume naują, mes paspausime čia Edit, keisti ir čia, kur yra įrašas, mes įklijuosime, ką nukopijavome prieš tai. Spauskime atnaujinti. Gerai, šaunu. Tai susitvarkime su SPF įrašu, grįžkime atgal ir dabar mums reikia pridėti naują TXT įrašą. Tai gerai. Tai tipas tekstas. Hostas, štai čia pavadinimas, šitą nusikopijuojam, grįžtam atgal, pasirenkame tipas, TXT, pavadinimas, štai čia įklijuosime pavadinimą, ką nukopijavome ką tik ir čia turėsime įklijuoti štai šį įrašą. Gerai, nusikopijuokime šitą įrašą, grįžkime atgal, pasispauskime čia, įklijuoti ir TTL 60. Gerai, spauskime pridėti įrašą. Šaunu, pridėjome kitą įrašą ir dabar viskas turėtų būti tvarkoje. Kaip matote, prieš pradedant daryti viską mes turėjome tiesiog 2 įrašus, o dabar jau turime ganėtinai nemažai įvairiausių įrašų. Gerai, tai grįžkime atgal štai čia ir paspauskime patvirtinti visus įrašus. Gerai, visi įrašai buvo patvirtinti sėkmingai. Ir dabar galime spausti štai čia email migration. Tai mes nemigruosim jokių elektroninių žinučių, mes tiesiog galime spausti štai čia mobile
Ir jeigu jūs norite, jūs galite įsirašyti appsą į savo telefoną šito Zoho elektroninio pašto ir galėsite pasiekti įvairiausius įrašus, elektroninės žinutes naudojant šį appsą. Tai jums spręsti, ar jūs norite tai naudoti. Gerai, paspauskime čia užbaigti. Tai jeigu paspaustume čia, mes nueitume į administratoriaus panelę ir ten tiesiog galėtume susikurti papildomą elektroninį paštą ir panašiai, daryti įvairiausius nustatymus, bet to mums nereikia dabar daryti, mes vietoj to galime patikrinti savo pašto dėžutę. Tai gerai, kaip matote, jungiamės į savo naujai sukurtą pašto dėžutę. Na ir kaip matote, viskas čia yra lietuvių kalba ir tiesiog viskas yra labai šaunu, viskas ganėtinai aiškiai ir suprantama. Čia turime šiokį tokį apmokymą, bet galime jį praleisti. Ir kaip matote, mes turime kuo puikiausiai funkcionuojančią elektroninio pašto dėžutę ir mes ją susikūrėme visiškai nemokamai. Tai daug įvairiausių web hostingo tiekėjų, jie siūlo mokamas elektroninio pašto dėžutes ir netgi jeigu jūs naudotumėtės Gmail'o elektroninio pašto dėžutę, kurią jūs suaktyvuotumėtės patys su savo domeno vardu, tai jinai taip pat yra mokama, ji tikrai kainuoja nemažai, o čia mes turime visiškai nemokamą, pilnai funkcionuojančią savo elektroninio pašto dėžutę su savo domeno vardu. Tai kaip matote, viskas funkcionuoja kuo puikiausiai. Štai čia, kaip matote, taip atrodys gauti laiškai. Čia galėsite spausti, siųsti naują laišką ir viskas labai paprasta ir tiesiog labai aišku. Tai gerai, eikime į gautieji elektroniniai laiškai ir dabar prieš baigiant viską įsitikinkime, jog visi įrašai Cloudways yra aktyvuoti. Tai einame atgal į Cloudways ir kiek pamenate, MX įrašas buvo neaktyvus. Tai jeigu dabar pasispausime patvirtinti savo domeną, viskas yra aktyvuota ir viskas veikia nepriekaištingai. Gerai, dabar galime uždaryti šitą langelį. Ir vėlgi, jeigu jūs žiūrėjote antrąją dalį, kur aš rodžiau, kaip susikurti savo elektroninio pašto dėžutę su jūsų domeno vardu, jūs žiūrėjote šią dalį nesikūrę internetinės svetainės naudojant mano pamokėlę, kurią aš jums rodžiau prieš tai, tai jums tiesiog reikėjo pridėti visus įrašus, kuriuos aš rodžiau. Tai šiuo atveju jums reikėjo pridėti visus įrašus iš Zoho į savo domeno vardą, į visus DNS nustatymus. Pirmoje dalyje, kai aš rodžiau, kaip aktyvuoti savo kontaktų formas, kad jos veiktų, ir jeigu jūs nesekėte, kaip jau minėjau, mano pamokėlės, kaip susikurti internetinę svetainę naudojant Cloudways ir Hostingerį, tai jums nereikėjo ten pridėti jokių įrašų. Bet jeigu jūs kūrite savo elektroninio pašto dėžutę, tai jums reikės pridėti visus tos įrašus. Bet jeigu jūs žiūrėjote šią pamokėlę, šią įrašą, jau tesdami mano kitus įrašus, kur aš jums rodžiau, kaip susikurti savo internetinę svetainę, tai jums tiesiog reikia viską sekti, kaip aš jums parodžiau. Tai gerai, prieš baigiant viską, galime išbandyti savo kontaktų formą, kurią mes pridėjome štai čia ir galime pažiūrėti, ar jinai veikia. Tai čia tiesiog užpildysiu vardas, čia įrašysiu elektroninį paštą ir čia tekstas. Ir spauskime siųsti. Gerai, kaip matote, gauname žinutę, dėkojame už jūsų žinutę, mes su jumis susisieksime. Gerai, dabar grįžkime į savo elektroninį paštą dėžutę, štai čia. Na ir kaip matote, gavome pranešimą. Štai čia. Turime žinutę, kurią gavome. Kaip matote, elektroninis paštas, štai čia, vardas čia ir visa žinutė. Tai jums tiesiog jau reikės pasispaudus čia, ant šito elektroninio pašto galėsite paprastai atrašyti į šią žinutę. Tai visas toks sujungimas kontaktų formos su jau savo elektroninio pašto dėžute, kuri yra su jūsų domeno vardu, supaprastina jums visą darbą. Tai šiai pamokėliai tiek, tikiuosi jinai buvo naudinga, dabar žinosite, kaip galite prisidėti kontaktų formas į savo internetinę svetainę ir žinoma, kaip susikurti savo elektroninio pašto dėžutę su savo domeno vardu. O jeigu jums kils kokių tai neaiškumų ar klausimų, visada galite prisijungti į mano Facebooko grupę ir aš jums tikrai pagelbėsiu su visais neaiškumais ir visais klausimais. Suprantu, kad pradžiai, kai jūs tik pradedate viskuo naudotis, tai gali būti šiek tiek gal sudėtinga, bet jeigu, sakau, kils kažkokių klausimų, klauskite, tikrai padėsiu. Ir žinoma, dėkoju už dėmesį, tikiuosi šitas įrašas, šita pamokėlė jums buvo naudinga ir susimatysime kitą kartą kitoje pamokėlėje. Gerai, iki, dėkui už dėmesį.